Barbora Gediminaitė, tekstilės kūrėja, meno daktarė ir tiesiog plačių interesų žmogus. Savo kūryboje ir gyvenime ji daug dėmesio skiria artimiesiems rytams, labai mėgsta keliauti po tas šalis, ieškoti juose ir tekstilės dirbinių ir netgi profesionaliai studijavo būtent artimųjų rytų kultūrų studijas. Barboros Gediminaitės kūryboje artimieji rytai ateina per įvairius tekstilinius motyvus. Tarkime, ji yra sukūrusi projektų seriją, kuriuose panaudoja islame naudojamus maldos kilimėlius, rastus Lietuvos įvairiose išparduotuvėse, perpirktus iš antrų rankų, na ir ta prasme išgelbėtus tarsi vėl perkeltus į tokį pagarbesnį kontekstą. Menininkės pagrindinių kūrybos priemonių yra veidrodis. Jis ją domina dėl kelių aspektų. Pirmiausia, tai yra savirefleksijos įrankis. Kita vertus, būtent veidrodis suteikia galimybę žaisti šviesa. Na, o šviesa menininkę taip pat domina ilgus metus, kaip nepaprastai nepastovi, efemeriška medžiaga, kintanti medžiaga, kurią labai sunku suvaldyti. Tad menininkė dirba būtent su nenatūralia šviesa, kuri veidrodžių pagalba jai leidžia kurti savotiškus kilimus. Čia mes matome kūrinį pavadintą šviesos dialogu. Tai yra metalinė veidrodžių konstrukcija, kuri, remiantis fizikinėmis šviesos savybėmis, matematiniais skaičiavimais, leidžia menininkei įgyvendinti būtent šviesos audinio idėją. Visas kūrybos procesas, kurį menininkė praleidžia kiekvieną kartą šį darbą pristatydama viešumoje, prilygsta ilgai meditacijai. Kiekvieną veidrodėlį reikia kruopščiai pakreipti atitinkamu kampu. Jeigu kažkoks netitikimas atsiranda, reikia vėlgi daug laiko praleisti ieškant, kaipgi įgyvendinti tą norimą perteikti raštą. Menininkei vis dėlto svarbu būtent šviesos ir veidrodžio teikiamos galimybės sukurti, kaip jinai sako, psichologinę estetiką. Būtent šių priemonių pagalba ji nori paveikti žiūrovą, tiesiog fiziškai paveikti, ir leisti jam išgyventi šviesos teikiamą džiaugsmą. Menininkės pagrindinė strategija yra kurti kaip šviesa ir mąstyti kaip šviesa.